Thank you. Tai va, gavom bilietėlių nemokamai. Reikia greičiau kalbėti angliškai, kad jie spėtų pasimest, negu kad tu spėtum pasimest, kai jie pradėtų kalbėti. Ir tada gaunasi gerai, jūs važiuot, filmuot, 9 boksas, gerai. Tai yra varžybų diena ir važiuojam dabar pažiūrėsim, kaip sekasi mūsiškiams. Jisai 9 pozicijai važiuoja, o plus 0,5 jam reikia pusę sekundės, kad būtų 8 pozicija. Manau, kad gana stabilios 22. Kaip sekėsi dabar? Pasigerinau dar 0,4 galą paskutinio važiavimo, bet jau supratau, kad daugiau nebeišspausiu ir nebeverta įkvot savęs iš tikrųjų. Tokio laiko važiuot kaip ir okei, daugiau jau čia rizika prasideda. Jau aš tiesiog nebeišvaldau jo. Pravažiavau minutę 28, bet jau iš karto atvažiavau, žinau, ką plius minus darysiu kitaip. Reikėjo tik biškį su baimė sukovot. Ir kai liko 10 minučių atsistojau ir toks, tai tokia ramuma buvo, viskas važiuoja. Trenkę pralekiau, sako minutė 28. Atsistojau prie moco, kai liko 10 minučių, nuėjau pasimeldžiau ten. Ir taip viskas dingo baimės, ir supratau, kad kažkas gali būti. Va toks va jausmas. Net čirpulėja. Nes vakar, kai mačiau, kai lėkė Šaika minutė 28 mano grupiai, galvoju, tai kur aš esu minutė 3-2, žinai, neįmanoma. Bet iš karto analizavau klaidas, kur ką darau ne taip. Iš karto su mantu tariuosi. Ir radau, kad dar gazo, nes ten gal buvo vienas iš esminių dalykų. Nu ir taip gavosi, kad iš minutės kem į minutę 26, tai čia, kosmos. Varau ir matau, kad antram ar trečiam lūpe jau kažkas mojuoja, suprantu, kad jau kažkas gerai. Tai aš ten visą laiką buvau. Ten trečias bendroj, antras tarp lietuvių. Aišku, 2,6. Buvo ar momentų, kai vos motas neišmetė, ten klaidų padariau ir čia, šitam posūkį ir ten. Būčiau vėl eilinį kartą išlėkęs čia, 2 kartus prieš tai buvau išvažiavęs per treniruotės čia į laukus. Tai būčiau ir šiandien išvažiavęs, nes netyčia ne 2, o 4 įmušiau. Tiesiog perkeliu koją ir netyčia paspaudžiu ir jau tu 4 posūkis prie pat, dar tau reikia 2 žeminti ir tada... Nu jo, tada aišku pavojinga jau čia taip. Buvo startas kažkiek nerimavau, nes nei kartą nestartavęs. Ir kai 29 motai, buvo baisu. Ir kai visi išvarė ant pirmo posūkio ir taip susigrūdo, aš žiūriu, kad išorė tampa laisva. Bet iš karto, ką gerai, kad klausiau mančius, atidaryk anksti gazą, atidariau ir žiūriu, kad jau mes su Tomu eidami irgi sakom, biškį baisu dėl to starto, bet svarbiausia, kad užsikabint arba kad pralenktų tuos litrus, kad jie liktų ir paskui, kai jau pamačiau, kad dar gal 2 ar 3 litrai už tavęs, tai supratau, kad Tom šis atkiam bus iš viso sunku.
startą tikrai labai gerai pasėmiau ir iš 9 startavau, o jau pirmam posūkį gal 6 buvau. Ir užsikabinau už tokio Žilvino Butkevičiaus ir žiūriu, duoda jisai gazą, duodu aš gazo ir mane neša iš šono. Nu, ta prasme, neša iš trasos. Vėl atleidžiu, turiu leisti, nu, lauk, kol atsistatys motociklą, žinai. Čia, kaip sakoma, techninis sportas, reikia žiūrėti, man to greičiui lėkti, kiekvienas dalykas turi būti taip sureguliuotas. 2-3 lėkt, okei, bet kažką žemiau traukti, čia jau reikia reguliuotis. Laiką pasiekiau tikrai gerą, važiuoju ant savo pačio ribotikų tiesiog. Tik tais, aišku, tos pozicijos, nu, nėra gal tokios, gal kokios norėtųsi. Kuri ten tavo? 11. 11 vieta buvo šį kartą. Norint išlaikyti tą tempą ir kilti didesnių tų rezultatų, tai tiesiog reikėtų pačios važiuoklės. Aišku, dar kažkas sanko pažiūrėti, kas ten yra. Atvažiavom 2-1 įsukti ir įsukom. Tik per pačias varžybas, nežinau, arba slėgio buvo per daug. Automatiškai mane išnešinėjo iš posūkio, tiesiog negaliu duoti gazo, mane iškart į šoną nešė. Tai tiesiog bandžiau išsilaikyti, vis prarydu tą posūkį, tik tada atsukinėjau gazą. Dėl ko tai buvo, čia sunku pasakyti, ar vis dėl to pašilo ir ta važiuoklė netiko reguliavimas, ar slėgis netiko, nežinau. Bet pasiekėm laiką, viskas gerai, patenkinti, emocijos geras. Praeitais metais pirma vieta buvo Stankūno 21, važiavo 21. Šiais metais 19. 21 jau prasidėjo gal nuo, nežinau, 5 vietos. Pasapo nenori į klasę ferit, šautum pirmas, rami galva būtų. Nebūtų įdomu. Kai tu sieki, žinai, po biškį ir ten tu su jais pačiais visais konkuruoji, tai tada smagu. Kai jau leki va priekį, tik tais vienas, tai nebus įdomu. Užėmiau 2 vietą, Baltijos čempionate ir Lietuvos čempionate 2 vietą. Tai buvo, dar galvau, gal, 3 būtų, tai gerai. Bet kad 2 liksiu, tai aš net netikėjau, kai grįžau į ten. Ar tikrai sakau, ar tikrai? Užlipau ten į viršų, ar tikrai čia manau? O kaip jūsų emocijos ten buvo, man labai irgi įdomu. Čia gal gražiai skamba, bet tas kai krito prims karo ir jisai nesikėlė ir mojavo raudoną vėliavą, tai mes visi davai greičiau kelkis, kad tik tais ne raudona ir nebūtų per naujo startas. Nes restartas viskas būtų, žinai. Ačiū mechanikams už darbą, tikrai komanda labai daug prisidėjo, nes jei būčiau lakstęs ir galvojęs apie orą, ten šalmų valymus, padangų montavimus ar ten šildymus, nu aš tikrai nemanau, kad būčiau paėmęs 2 vietą, tai labai ačiū Jums, Tomai, Giedriau, net ašarą norisi įspausti. Bet mes kaip važiuodami dar kalbėjom, iš tikrųjų, kai pradėjau, tarkim, prieš tuos 4 metus važiuoti, tai iš viso susikrovęs ant ten tokios priekabėlės moca. Į Estijos pirmą etapą atvažiavau vienas visiškai. Ta prasme, net nepasiėmęs jokio, nei žmogaus nieko atvažiavau, ten prisijungiau į boksą. Pa žmonės tie sako, tu čia sako, vienas atvažiavai? Jo, sakau. Tai sako, tai jeigu šausi, tu čia blyną, sako, tai kas čia parsiveš viską, žinai. Tai kažkaip, bet aš apie tai net negalvojau, nu tiesiog atlėkiau į varžybą, žinai. Turėjau labai turėti daug drąsos, kad viską taip pradėti vienam. Šiandien po varžybų dėkoju, bet visa komanda tai labai susidirbus, tikrai visi žino viską, ką daro. Kas toliau tada? Toliau laukia Kačerginė. Paskutinis tada klausimas, grįžę į Alytų irgi kartu miegosit, ar ne? Šiandien jo. Ne, gal šiandien ne. Kažkaip reikia švęsti. Ne, leisiu Mantui pailsėti nuo savo klausimų naktį. Čia baigėsi, dabar reikia žiūrėti toliau, viskas. Tai iš karto mintys, ką reikia Monsui padaryti, kur ką pasižiūrėti. Plasmasų netvarkys, iš tikrųjų paliks taip, kaip buvo. Nevert. Ir Kačerga laukia dar naujas iššūkis man, nes kai važiavau ten treniruoti tokioje vienoje buvau, ta trasa yra gan sunki ir žinai dabar tokia aukšta kartelė užkelta, bet žiūrėsiu, kad važiuoju dėl savęs, analizuosiu posūkius vėl. Dabar jau net ir tą trasą kitaip suprantu, kai čia pravažiavau. Ką dabar daros? Kraunamės mocus ir viskas. Ir prie jūros noriu dar nueiti, nebuvom. Ir pavalgyti ir namo. Naktį grįžtam, rytoj darbus visi. Ja. Viskas, renkamės taurės ir motociklus ir varom. Davai, sėkmės. Pirmas etapas dan. Baigtas.
Taip yra.